Ar yra atsižvelgiama į vaikų poreikius? Tikrai rasite bet kurią mūsų kieme zoną, kurioje galėsite ar ant gulto atsigulti ir skaityti knygą. Taip bus uždaras savas kambarys. Privatumo klausimas. Kaip apie tai yra pagalvojama projektuojant kiemus, kad suteikti ir tas bendruomenės erdvės, bet ir šiek tiek gal tokias privatesnės, ramesnės erdvės, kur žmonės galėtų tiesiog pabūti vieni su savimi? Vėlgi įėjimas, kaip minėjai, jeigu nenori kaimyno sutikti, tai gali per kitą galą įeiti ir tikrai nesutiksi jo. Arba jeigu sutiksi, tai pasislėpsi už krūmų. Į tą gyvatvorę prasmuksi. Kiek yra svarbus kiemo apželdinimas būsto vertei? Rinkos tyrimai rodo, kad tikrai gali būsto vertė būti didesnė nuo 10 iki 20%. Sveiki, mieli Namų kodo žiūrovai ir klausytojai. Dažniausiai, kai kalbame apie būstą, galvojame apie patį butą, jo plotą, išplanavimą, interjerą. Tačiau realybėje labai didelę dalį mūsų gyvenimo sudaro tai, kas yra už durų – kiemas. Būtent čia susitinkame su kaimynais, leidžiame laiką su šeima, ilsimės, o gal tiesiog trumpam stabtelime po dienos darbų, pasigrožėti kiemo. Ir neretai daugeliu čia yra vieta, kur dažniausiai prabėga vaikystė. Įdomu tai, kad neretai naujose projektuose viskas prasideda būtent nuo kiemo, o nuo jo toliau formuojasi visas projektas. Šį kartą diskutuosime, kaip kuriami daugiabučių kiemai, kaip suderinama estetika ir funkcija, kaip planuojamos erdvės skirtingo amžiaus žmonėms, bei ar aplinka gali paskatinti bendruomenės atsiradimą. Apie visą tai šiandien kalbėsime su Bonava Lietuva plėtros vadovu Mariumi Laurinavičiumi, kurio patirtis apima itin platų projektų spektrą. Nuo technologinių pastatų ir prekybos centrų iki miesto infrastruktūros bei parkų įrengimo. Šiandien ši patirtis susijungia daugiabučių plėtroje, kur svarbi ne tik pastato kokybė, bet ir visa jį supanti aplinka. Tai labas, Mariau. Labas, Dominyka. Neeilinė tokia tema, ar ne? Taip, kaip ir minėjai, labai plati ir įdomi. Na, šiaip, kai dažniausiai, kaip ir minėjau anksčiau, kai kalbame apie būstą, dažniausiai esame linkę galvoti apie lokaciją, plotą, kainą ypatingai, bet daugelis nepagalvoja, kad kiemas ir bendruomenės erdvės ir šiaip visa supanti aplinka, kuri yra aplink projektą, yra kaip ir to būsto tęsinys, ar ne? Taip, be abejo, taip visiškai teisingai yra. Aš gal netgi jo ir paminėčiau, kad turbūt visi, kas pirmiausia šauna galvą, kaip ir iki būsto, tai kaina, kaip ir minėjai. Galbūt dar vieta kažkur tai, bet iš kitos pusės turbūt ir pati pritarsi, ką darai, kai renkiesi vietą. Pirmiausia, važiuoji pasižiūrėti, kaip atrodo. Taip. Ne viduje, bet išorėje iš pradžių. Taip, vaizdas irgi daro savo. Bet šiaip, kai labai aišku, irgi dar priklauso momentas nuo kiekvieno poreikio, aišku, ar tu esi jauna šeima, ar senjorai, ar jauna pora, tai kiekvieno poreikiai yra skirtingi, bet manau, daug kas nesusimąsto, kad iš tikrųjų kiemas, jisai irgi yra mano būsto dalis. Taip. Tai gal pradėkime tuomet nuo pradžių. Tai projektuojant daugiabučio kiemą, kas yra svarbiau, estetika ar funkcija? Visada pirmiausiai žiūrime funkciją ir ką mes ten rasim, kaip ir minėjau, kad klientas atvažiavęs ir galėtų pamatyti. Tai gal jis turės vaikų vėliau, gal neturi dabar, o gal ir turi, o gal yra mūsų klientas vyresnio amžiaus žmogus ir turi rasti irgi savo vietą, tai pirmiausia yra funkcionalumas. Tai nes kieme atrodo kiemas, jisai yra išorė, bet iš tikrųjų jis yra vienas iš labiausiai gal apkrautų vietų
ten ir žmonės praeina, ir eina į darbą, grįžta iš darbo. Jis eina į daugiausiai judesio, taip mato. Taip, vaikai, jeigu geras oras, ypatingai dažnai būna, ir ne tik vaikai, ir pačiam noras būna pabūti laukia, ne tik tai, kad viduje. Tai vat užtat ir yra svarbiausia, kad nereikia, o mes pradedam galvoti apie funkcionalumą, kad apimtų kiekvieną grupę, galima sakyti, mūsų klientų ir svarbiausia gal ne klientų, bet gyventojų, kad kiekvienas rastų savo kampelį, pavadinkim, ar zoną, kurioje jam fainiausia būti, smagiausia, o kitam yra kita Taip. smagesnė. Bet lygiai taip pat, manau, svarbu ir estetika čianais vis tiek yra atkreipiamas į tai dėmesys, ar ne? Be abejo. Pirmiausia, kaip ir minėjau, funkcionalumas, bet po to augalai, kas ir yra mūsų pagrindinė tema, viską apjungia. Ir tai yra ne fonas, o tiesiog tai įsilieja, tu jo net nepastebi arba galvoji skirtingai, negu kad matai, ir tu jauti labiau, negu kad matai. O kaip sprendžiat balansą tarp žaliųjų erdvių ir tokių kitokių poreikių, pavyzdžiui, bendruomenės erdvės, pasivaikščiojimo takai, dviračių takai ir taip toliau? Kaip yra suderinami šie du dalykai? Tai visas projektavimas ir prasideda ir dėliojimas nuo to, kaip pats jaustumėsi ten būdamas, kad nebūtų kažkoks miksas. O svarbiausia, aišku, prasideda nuo takų ir žiūrima, kur žmonės eis, kaip jiem patogiau būti, nes visada yra žmogiška nukritinėti kampus, tai tikrai nebus tiesus takelis, jis eis kažkaip skersai, bet jisai bus naudojamas. Tada dėliojama, kur dviračius, pavyzdžiui, pasidėti, jeigu tu grįžai, ar vaikas, argi jisai varys kažkur gilyn, iš karto pirma vieta, kuriam patogu, ir jisai atrems ir panašiai, tai ten ir daroma. Jeigu nenumes. Jo, funkcinius tos įrenginius. Tada suoliukus dėliojam, vėlgi, nebūtinai palei takus, gali būti kažkokie bendruomeniai, kaip ir skirta vieta tokia labiau koncentruota, tokia suoliukų zona. Tada jie šiek tiek paskaidyti prie vaikų žaidimo aikštelės ir panašiai. Vėlgi ta pati žaidimo aikštelė, visada tikrai bandysim ir bandom ir įdedam kur toliau nuo kelių, kad vaikai neišbėgtų, šiek tiek atokiau nuo gyvenamo būsto ir langų, kad triukšmą šiek tiek suvaldyti. Ir kas svarbiausia, visos šitos zonos, ir kaip ir minėjau prieš tai, jos bus atskirtos žalumynais. Tai ir estetika, ir jausmas, ir garso mažinimas, ir užnugaris kažkoks, tai tarkim, už suoliuko, jeigu sėdi, už tavo nugaros yra kažkas, kad tu jautiesi saugiau ir panašiai. Tai čia toks kiemas gaunasi kaip toks geras suteptas sumuštinis, kur pirmas sluoksnis žaliosios erdvės, tuomet funkcionalumo erdvės kažkokios ir taip yra miksuojama, ar ne? Taip. Pagrindas, kaip ir teisingai kai sumuštinė, ir tada jau dėdien viską ir gaunasi puiku. Taip, o pavyzdžiui, projektuojant daugiabučių kiemus, ar yra atsižvelgiama į vaikų poreikius? Nes kaip ir nedažnai atrodo, norisi, jog tos erdvės ir galbūt vaikų žaidimo aikštelės augtų su mažaisiais. Ar kaip tenais yra? Tai be abejo, vaikai, nes mūsų Bonava Lietuva vienas iš pagrindinių klientų, kurie orientuojamės ir yra jaunos šeimos su vaikais. Tai jiems skiriamas didelis dėmesys, bet tikrai ne pagrindinis, nes jeigu skirsim tik vienai grupė, amžiaus grupė, vadinkim, tai dažniausiai kiemas ir liks toksai ne visai funkcionalus ir ne visai naudojamas, nes kiti žmonės neras tiesiog gyventojai savo vietos jame. Bet vaikai yra labai svarbi dalis ir, kaip minėjau, jie yra šiek tiek įrengiama tokiau nuo kelių, nuo pastatų, ir renginiai visada renkami taip irgi skirtingom amžiaus grupėm, nes jeigu
mažas vaikas žaidžia su vienais ir vienos naudoja žaidimo aikštelę, tai paauglys ten tiesiog neturės ką veikti, tai ką jisai net neis į lauką. Tu užtat turi būti ir tam, ir galų gale jo. Dažniausiai mūsų netgi klientai, kaip ir minėjai, vaikystė jų visa ir prabėga tame būste ir jisai, kaip prisimins, tai buvo vienas renginys, po to jau kitų naudoja, su galų gale sporto renginiai, kuriuos irgi diegiam ir jisai sportuos tenai. Bet labai svarbu yra šitą paminėti, kad orientuojamasi į visas kaip ir amžiaus grupės, nes šiandieną yra dažnai dar suvokiamas kiemas kaip tiesiog vaikų žaidimo aikštelė, o neretai tai būna kaip ir bendruomenės erdvės, ar ne? Visiškai teisingai, jo, nes kaip ir minėjau, jeigu į vieną grupę orientuosimės, kitos liks nuskriaustos, vadinkim, bet už tai mes atsižvelgiam ir į bendruomenės poreikius, tai iškart galima sakyti, kad tikrai rasite pas mus kieme kažkokį traukos centrą, kuris kviečia visus eiti, netgi, taigi vis tiek bendruomenė būna įkurta ir kažkur turi susirinkimą daryti. Taip. Tai čia jau yra būtinybė, bet po to ir patikus tai vietai susitiks tiesiog po darbų, kaip minėjai, po savaitgalį. Ir panašiai, ir tenai noras bus būti, leisti laiką. Todėl ta susibūrimo vieta turi būti suoliukai. Dažnai būna kažkokia pavėsinė, tarkim, užklups lietus, lietuvišką vasarą arba žiemą. Ta pati pavėsinė gali atlikti puikią funkciją, galima ją papuošti lemputėmis ir puikus traukos centras, susirinkti visiems nuotrauką pasidaryti kalėdinę. O kaip tau atrodo, kodėl anksčiau senosios statybos daugiabučių kiemai to stokoja, būtent bendruomenės erdvių, skirtingų vaikų žaidimo aikštelių, skirtingų amžiaus vaikams galų gale ir kažkokių susibūrimo vietų ir galų gale suoliukų, ar ne? Tai kodėl tenais į tai nebuvo taip fokusuojamasi, kaip mes į tą fokusuojamės dabar? Tai aš gal pasakysiu iš savo patirties ir savo vaikystės, kaip aš leisdavau vaikystę, tai būdavo tiesiog išeini į lauką ir niekas tavęs nekontroliuoja ir niekam tu neįdomus, tik tai jeigu šalksti pakviečia arba sušlampi ir panašiai. O dabar tikrai tėvų požiūris yra kitoks, jie mėgsta žiūrėti, ką jų vaikai veikia, patys leisti toj aplinkoje, bet ne tai, kad ten jiems padėti, bet žiūrėti šalia, arba gali netgi sėdėti, manau, su tuo pačiu kompiuteriu visi. Dabar mes esam tokie užsiėmę, kad net atrodo kartais blogąja prasme. O ta bendruomenė irgi turbūt nebuvo to poreikio, nes tiesiai šviesiai sakant, už mus būdavo nuspręsta, ką mes darysim ir kaip mes veiksim. O dabar yra didžiulė laisvė ir mes galim patys spręsti ir norim spręsti ir gebam spręsti, ką mes norėsim, ką darysim ir kur eisim. Taip. Ar tai mažoj grupelėje, ar tai visų daugiabučių didelio kvartalo sprendimai gali būti priimami kartu. Taip. Bet ir šiaip, aišku, manau, kad su bėgančiais metais ir besikeičiančiais laikais visi tie poreikiai keičiasi natūraliai. Taip. O pat kalbėjom apie irgi tą suoliukus, pavėsinės, taip pat paminėjai ir apšvietimą, kad ir šventinį, bet ir ilgalaikį. Tai kokią rolę atlieka kieme ta mažoji architektūra? Ar jinai kuria kažkokį kiemo charakterį tam tikrą, ar tiesiog jie yra ten, kad kad atliktų tiesiog funkciją? Suoliukai, apšvietimas, jie yra tiesiog ten. Turbūt mes turim tą stereotipą, kad tai yra apšvietimas, nes jisai turi būti, bet tikrai ne mūsų projektuose. Pas mus yra apgalvota ir jisai yra ne šiaip sau, nes jeigu yra apšviesta, tiesiog tu jautiesi vakare saugesnis, ilgiau nori pabūti jame. Galų gale, vėlgi kiemas ir žaidimo aikštelės, kaip ir minėjau, jos yra šiek tiek atitolusios nuo pastatų, bet vis tiek yra puikiai matomos ir
per langus ir tada tėvai galų gale ramiau gali leisti savo vaikams būti viduje. Vėlgi, apšvietimas neįkyrus, mes žiūrime, kad būtų šiltas, pati turbūt žinai, kad būna arba toksai tam šviesus. Chirurginis toks apšvietimas. Tai tikrai nenorės sėdėti prie tokio apšvietimo laukia ilgai ir tiesiog vargins ir norės eiti vidun. Galų gale nejauku tiesiog. Taip, o jeigu jis šiltas, tai ir užtruks ir net nepastebėsi, kad laikas bėga ramiai. Tai čia toks kaip ir miksas tarp. Tai čia yra apšvietimas, o suoliukai vėlgi, kaip minėjau, vieni yra suoliukai pastatyti tam, kad vaikus galėtų pažiūrėti, kiti yra bendruomeniai, kaip ir minėjau, tokie priklausomi, koncentruojantys žmonės. Yra ir treti, kurie atrodo net nelabai suprasi, kodėl jis ten yra, bet yra daug žmonių, kurie tiesiog mėgsta sėdėti ir stebėti aplinką ir jie turi savo kampą irgi. Ir tikrai daug tokių yra ir jie tenai kuria mažą bendruomenę, jeigu kažkas prisijungia. Vėlgi tas pats saugumas, vėlgi bus apšviesta, priėjimas ir žinos, kad čia mano. Kaip ir bute. Na taip, bet paminėjai tą bendruomeniškumą tokį, bet ar projektuojant kiemą yra mintyje galvojama apie tą bendruomeniškumą? Ir ar tu manai, kad tam tikros erdvės galėtų paskatinti tos bendruomenės atsiradimą ir bendravimą tarp kaimynų? Be abejo, nes mūsų vienas iš vadinkim, politikos ar kriterijų, ko mes siekiam, tai yra, kad mūsų namuose ir kvartaluose kurtųsi bendruomenės. Tai yra labai svarbu. Tai visapusiškai yra naudinga žmonėm, nes jie bendrauja, kaip minėjau, jie sprendžia savo norus ir panašiai. O geras atsiliepimas iš bendruomenės apie tą vietą, kurioje gyvena, mums, kaip Bonava Lietuva, yra puikus aukščiausias įvertinimas, teisingai šitas žodis iškrito man. Tai ir todėl būtinai galvojam, netgi paminėsiu pagrindinius gal mūsų kvartalus, kurias jau esame išplėtoję, kuriame mes esam dabar, tai yra Forest Gate'as, ne šiaip sau toks pavadinimas, nes yra šalia miško. Vėlgi bendruomenė turbūt čia pirko tie, kurie patinka miškas ir jie gali išeiti tiesiog iš karto. Žengi žingsnį ir jau tu esi gamtoje, tik natūralioje gamtoje. Lake Townas irgi pradėtas pavadinimas vien dėl to, kad, ne vien dėl to, bet tikrai yra ryšys su, turėsim mažą ežeriuką. Bus didžiulė traukos centras tenai, bus įrengtas barbecue, pasilsėjimo zonos, vasarą, pliažas ir panašiai. Garantuotai tenai rinksis bendruomenė ir bus vienas iš didžiausių traukos centrų. Naujausias mūsų projektas Green Wave'as irgi su labai smagia ir netikėtina idėja, tai yra susijęs su pavasariu, yra pavasario kino teatras. Taip. Amfiteatras, kuriame patys inicijuosim ir po to, manau, kad perims bendruomenė ir tikrai žiūrės filmus, kas burs visus irgi. Tai yra tokie keli tik pavyzdžiai, kurie kūrė bendruomenės pagal tai, kaip kam kas patinka ir jos patenkintos, garantuotai yra. Bet ir šiaip manau, kad labai svarbu duoti tą pagrindą tokį ir postumį žmonėm, kad jie bendrautų, diskutuotų, nes šių dienų realybė yra tokia, kad su kaimynu pasakysi labą dieną ir viso gero. Ir ta prasme daugiau to tokio kaip ir ryšio nėra. Nors jis galėtų būti ir ypatingai Skandinavijos šalyse, jisai yra toks kaip ir normalus dalykas, kad tu su savo kaimynais leidi laiką kiemuose, ar ne? Tai labai to linkiu, kad ir pas mus tai atsirastų tas bendruomeniškumas. Bet kalbant apie bendruomeniškumą ir bendravimą tarp kaimynų,
Kaip projektuojant daugiabučių kiemus yra irgi sprendžiamas tas privatumo klausimas. Nes aišku, ne visi gal norėtų kalbėti su kaimynais tam tikrą dieną ar taip toliau ir panašiai, bet kaip apie tai yra pagalvojama projektuojant kiemus, kad suteikti ir tas bendruomenės erdvės, bet ir šiek tiek gal tokias privatesnės, ramesnės erdvės, kur žmonės galėtų tiesiog pabūti vieni su savimi. Tai kaip ir minėjau, iš tikrųjų yra zonų, nepastebimai bendruomeniai gyventojams yra zonuojamos kiemas ir jeigu vienoje vietoje vyksta vaikų kligesys ir triukšmas ir tenai renkasi viena dalis gyventojų, tai tikrai rasite bet kuriam mūsų kieme zoną, kurioje galėsite ar ant gulto atsigulti ir skaityti knygą, ant vieno gulto matysite, kas vyksta aplinkui, kitur tiesiog tikrai taip bus vos ne uždaras savas kambarys, kuriame tik tai vienas būsi ir galėsi klausytis to kažkokio tolimesnio šurmulio, bet tuo pačiu galvoti paskęs savo mintyse, gal pavadinsiu. Tos pačios terasos irgi, jeigu pastebėjo, tai jos nėra taip, kad pas mumis pirmam aukšte dažniausiai yra terasos ir jos nėra taip, kad tu kaip ant delno vadinkim. Tai yra vis tiek irgi netvoromis, kas mėgstama yra gyventojų, bet... Ypatingai Lietuvoje. Tai tiesą sakant, kai kuriem net ir nepatinka, kad yra netitverta, bet mes einam tokį balansą, norim surasti, kad tu ir būtum privačiai, tai reiškia, tavo kiemelis yra atitvertas, pavyzdžiui, gyvatvorė, priklauso po to, kaip tu jį prižiūrėsi, jinai gali ūgtelti aukštesnė, gali būti labai žema ir pas tave tikrai nesinorės įlipti, bet gali būti ir žema ir kur ten tu pats matysi viską ir neturi ką slėpti. Tai va tokie, vėlgi įėjimas, kaip minėjai, jeigu nenori kaimyno sutikti, gali per kitą galą įeiti ir tikrai nesutiksi jo. Arba jeigu sutiksi, tai pasislėpsi už krūmų. Į tą gyvatvorę prasmuksi. O ar yra tokių universalių kažkokių principų, ar yra tokia formulė, pagal kurią yra kuriami kiemai, kuriuose, pavyzdžiui, būtų gerai vaikams, paaugliams, seniorams, poroms ir visoms amžiaus grupėms. Ar nėra čia tokio čyčyto? Yra, pas mus yra ta taisyklė ir gal aš šnekėjau, apie ją jau šnekėjom, bet neapjungiam, tai kaip ir minėjau, visi pirmiausia yra patogu, saugu ir gera būti tam kieme, tai yra dažniausiai net nematoma, nes tu įeini apšviesta, jeigu tamsus paros metas arba įeini, tai ne taku, kuris iš kraštų yra žaluma ir panašiai. Tu niekada, jeigu nenorėsi, nepraeisi pro, kaip minėjau, klegesį vaikų, rasi kitą takelį. Taip. Geriausia taisyklė, jeigu apie pačius takelius, tiesiog mes to gal ne visai leidžiam savo, nes įrengiam iš karto, tai yra leisti žmonėms vaikščioti patiem ir po to, kur ištrypė tenai ir įrengti. Taip. Tai dėja pas mus nebūna gyventojų iš pradžio, bet tai mes spėjame, bet turbūt visada beveik pataikom. Labai retai, kada būna dar kažkoks nukirtinėjimas kampo. Bet dažnai žmonės pasidaro paprastai, jeigu nėra kelio, tai jie išsigrindžia savo. Taip pat irgi galima šiek tiek tas zonavimas irgi, kuris yra nepastebimas, niekada nerasite takelio šalia visiškai langų, nėra ten ko žiūrėti į tos langus. Tai bus arba žalia vėja, tas ne vėja, o žalia zona, kaip krūmynas kažkoks, tai kuris šiek tiek atitveria irgi ir tu tiesiog tada fokusuojasi į grožį, kuris supa tave, o ne į kaimyno langus, ką ten veikia. Taip. O kiek yra svarbus kiemo apželdinimas būsto vertei ir gyvenimo kokybei? Ar žmonės, kurie, tarkim, įsigyja būstus, atsižvelgia į apželdintus kiemus?
Taip, tikrai šitą esam pastebėję ir netgi šiek tiek teko domėtis ir rinkos tyrimais. Tai taip, nebėra tas, kad aš perku butą ir aš jame būsiu. Žmonės mėgsta išeiti į lauką. Iš karto pastebėjom patys net, kad jeigu yra ir kas mūsų dažniausiai projektai būna šalia, jie skirtingose vietose, bet vis tiek šalia kažkokio tai brandžių jau medžių, galima sakyti, ar kaip minėjau, tas pats mažas ežeriukas, tvenkiniukas, tas pats Greenwave'as, jeigu ten nėra kažkokio tai ypatingo, tai mes kūrėme tą žalumą, kad žmonės jaustųsi geriau. Tai iš karto padidina norą domėtis tuo būstu. Ir netgi, kaip minėjau, rinkos tyrimai rodo, kad tikrai gali būsto vertė būti didesnė nuo 10 iki 20%. Galų gale, jeigu tu darai investiciją, būkim teisingi, vėlgi rodo statistika, kad tu greičiau parduosi būstą. Taip. Įdomu. Negu kad atrodo, jo, gal centre tai be abejo, nes tiesiog būna irgi daug kas mėgsta, bet jeigu tu ieškai gamtos, ieškai bendruomenės stiprios, ieškai ryšio kažkokio tokio bendruomeninio, tai tu greičiau žiūrėsi į tą, kuris jau sukurtas, o sukurta, nes mėgsta žmonės tą vietą. O pavyzdžiui, man kaip jaunam žmogui, kuris dar tik planuoja ar įsigyja tik pirmąjį būstą, šiaip ir iš tikrųjų ir iš artimos aplinkos jau girdžiu tokį kaip poreikį, vieną iš didžiausių, kad apželdinimas ir fainas, gražus kiemas yra jau, taip sakant, poreikių viršūnėje. Ir žmonės jau nebesifokusuoja tiesiog į kvadratus ir sienas, bet ir tai, kas supa jų namus, kas yra šiaip iš tikrųjų labai fain. Taip, be abejo, net ir dabar mes galim ar mieliau žiūrėtum į gatvę, ar į žalumą. Miškelį. Taip, tai va būtent, kad kartais gal ne visi apie tai pagalvoja, bet iš tikrųjų tai labai, manau, prisideda stipriai prie gyvenimo kokybės. Taip, be abejo. Minėjai Greenwave'o projektą ir tenais esančius augalus ir metų laikų tematikas. Tai kaip yra parenkami augalai kiemuose, kad jie, taip sakant, tiktų ir vasarą, ir rudenį, ir žiemą, ir kad neatrodytų, kad vasarą turi nuostabų žydintį sodą, o žiemą jau ten vos kelios šakelės. Tikiu, kad čia irgi yra mūsų išskirtinumas ir noriu tą pabrėžti. Mes turim savo projektuotojus, kurie rūpinasi būtent šituo principu, kad kiemas, nors ir pavadinimas, kaip paminėjau, yra pavasaris, bet tai nereiškia, kad jisai bus gražus tik tai pavasarį. Taip, tai yra akcentas, tai bus gražiausias pavasarį, bet vis yra renkami augalai visada ir jie pristatinėja mūsų projektuotojai, kad vienas žydi pavasarį, kitas žalias yra ir gražus vasaros metu. Rudenį turbūt visi žinom, kaip gražiai nusidažos gražiomis spalvomis medžiai ir panašiai, štai yra renkami medžiai, kad jie būtų spalvoti. O žiemą vėlgi sunkiausias turbūt laikotarpis, kad būtų atrodyti gražiai, bet vis tiek įmanoma parinkti, tai vis žaliai būna augalai, tai ar kalninės pušys, ar tos pačios pušys, kurios po to patampa didelėm pušimis ir brandus medžiai, kurie meta ir šešėlį. Bet būna ir parenkama augalų ar medžių, gal sakyčiau, kur, jeigu turbūt pastebėjai, būna kamienas nepilkos, būna rausvas, būna gelsvas, būna baltas netgi kartais, kuris irgi galbūt žiemą kaip ir atrodo ne visai, bet tuo pačiu irgi įsilieja į bendrą vaizdą. Taip pat žolynai, kokie jie būna, esi mačius, kad būna smilgos tokios rudenį didžiulės, ar jos po to specialiai jas parenkam, kad nereikėtų nupjauti, jos lieka. Ir kaip jo žiemą puikiai atrodo, jos tokios atrodo, kad tu kažkur tai esi, ta prasme, vasarą gal netgi šiek tiek primena, ir sniegas aplink. Tai iš tikrųjų yra
tiek daug augalų rūšių ir jų pritaikymo būdų, tik reikia, kaip sakyti, nepasivarginti ir paieškoti ir įdėti to laiko. Bet ar kiemai šiais laikais yra planuojami taip, kad augalai reikalautų kuo mažiau priežiūros, ar visgi yra tiesiog, taip sakant, kad jeigu jau nori grožio, tai turi įdėti ir laiko, ir priežiūros, kaip yra iš tikrųjų? Jo. Turbūt iškart pagalvosi irgi paradoksalu ir atrodo, kad mažiausiai priežiūros reikia vejai. Iš tikrųjų yra visiškai priešingai, nes veją iš tiesų reikia pjauti, tręšti, aeruoti, žinau. kad būtų graži. O atrodo galbūt neįtikėtina, bet jeigu jie apželdini, tai yra krūmynai, gėlynai. Taip, galbūt pirmais, antrais metais jie reikalauja šiek tiek daugiau priežiūros, kol jie subręsta, bet po to kaip tik pasidaro viskas labai lengva. Jie žydi, nužydi, jie būna žali, po jais nebeauga žolė ar piktžolės, kurių nebereikia ravėti, o veją reikėtų prižiūrėti ir panašiai. Tai gal taip apibendrinant sakyčiau, kad pirminė investicija didesnė visada atsipirks, po to bus daug lengviau prižiūrėti viską, kai jau subręs, o subręs gan greitai, 2-3 metai turėsi rezultatą, kurį norės ir po to tik viskas gražės. Reikia tik išlaukti tus kelis metus, o jau kai sužaliuos, kaip sakai, tai jau sužaliuos. O pavyzdžiui, projektuojant daugiabučių kiemus, kaip yra atsižvelgiama į tvarumą? Vis tiek tas fokusas turi būti, kaip sakyti, ar pavyzdžiui, ten yra kažkokios lietaus nuotekų sistemos, taip toliau ir panašiai, bet kur yra pritaikomas tas tvarumas kiemuose? Aš sakyčiau, kad mes einam labiau kaip tik, kad dar turim ir mes bent jau pradedam skleisti šitą, kad mes turime būti tvarus. Tai nereiškia, kad kažkas ten ypatingo, ne, tai yra tiesiog tas, kas yra natūralu ir kas jau privalo būti. Neišmetama ir ypatingai mums šitą diktuoja mūsų vardas, nes mes esam atstovai Švedijos ir turbūt visi puikiai žino jos atstovę, kuri rūpinasi tvarumu ir aplinka. Bet tai nereiškia, kad mes aklai tai žiūrime, ne, tai yra tiesiog natūralu, tai galų gale vietoj asfalto dedam trinkeles, tai nereikia lietaus nuvedinėti, jisai susigeria. Nuolydžius darom, vėlgi susibėga į pakraščius, į krūmynus palaisto, mums lietaus metu nereikia rūpintis tuo. Tas pats einam link to, kad naudojam arba natūralią medieną, kuri tiesiog dėja, bet jau yra naudojam, gaminiai yra ir mes ją perkam, o ne tai, kad mes ją įsigijam naujai ir kažką sunaikindami, bet kaip tik viskas yra natūralu ir arba naudojame netgi perdirbtus, pavyzdžiui, suoliukų atsisėdimo lentelės, kurios yra perdirbtos mediena, miksuotos su atliekom. Tai čia tas toks antrinis panaudojimas. Visiškai panašu į medieną, taip pat šilta, taip pat malonu ir neteršiam aplinkos. Tai jo, mes einam link to, kad... Bet tai tampa tokia kaip ir jau norma. Ar jau yra tapusi ta norma, kad galvoti apie tvarumą, kai vystai daugiabučių kiemus? Mes einam link to. Tai gerai, tai eikime toliau. Neužtruks, Taip. O ar yra toksai kiemo elementas, kuris dažniausiai statistiškai tampa gyventojų mėgstamiausia vieta? Tai taip, ką mes ir patys kultivuojam ir pradedam tą bendruomeniškumo kūrimą. Tai darom renginius, pati puikiai žinai, kartais ir rodom, kurioje vietoje galim rinktis. Ir tai kartojame tol, kol vystam projektą, kad žmonės pradėtų rinktis. Tai vėlgi priklausomai labai nuo sklypo ir nuo vystamo projekto. Ir nuo kiemo. Ir kiemo, taip. Visi mes bent jau žinom ir didžiuojamės mūsų
Forest Gate ąžuolas, tai yra, turbūt visi žinos čia, kad Pagrindinis pagrindinis akcentas. jo, tai prie jo rinksis. Noriu pasakyti, kad yra vienas kažkoks akcentas, bet jis yra skirtingas, jo nėra tokio labai, ir gal netgi būtų neįdomu, vienodas visur, tai yra universalus. Vienam projekte bus paplūdimys, kaip minėjau, kitam projekte, kuriame nėra tiek daug žalumos, bet mes ją kuriame, tai bus amfiteatras. Tiesiog tikrai trauk žmonės, nes vėlgi tai bus daugia funkciniai, ne tai, kad tenai tik vieną funkciją atliks. Tas pats amfiteatras jame galės, tai galų galia vaikai su riedučiais ar važinėti, ar laipioti, tuo pačiu galės sėdėti, suprantama, nelaužant, aišku, visko, jeigu prižiūrėsi, tai viskas ir bus traukos centras. Dar, be abejo, tai manom, kad pavėsinė visada yra irgi vienas iš tokių, kur, kaip minėjau, kalėdinis, pavyzdžiui, laikotarpį irgi galbūt paplūdimį ar prie ąžuolo, gal ne taip faina, bet pavėsinė, papuošus ją ir aplinkui ją prisipūsti. Gali tapti jauki vieta. Taip. Bet tu nestebi tokios gal tendencijos per visus, tarkim, gyvenamųjų daugiabučių projektus, kad yra labiausiai pasiteisinusi vieta per visus ten, tarkim, nežinau, kažkokia tam tikra bendruomenės erdvė, kuri yra visuose ir yra dažniausias toks traukos centras. Kaip ir minėjau, tikrai yra labai skirtingo, kad ir bendruomenė yra gyva ir jinai funkcionuojanti, bet yra skirtingi žmonių požiūriai ir kiekvienas renkasi skirtingą. Ir mažesnėm grupelėm, tai vienam rasi prie vaikų žaidimo aikštelės labai daug žmonių, kas turi mažų vaikų, kas yra vyresnyje, rasi, kur yra ramiau ir jisai mėgsta stebėti, kaip tie vaikai žaidžia iš tolo. Treti galbūt tiesiog pasivaikščios ratais ar panašiai ir tada ir mėgs pasisveikinti su visais irgi, bet nebus tame veiksme. Tai viskas priklauso nuo žmonių poreikių. Taip. Ir jų gyvenamosios situacijos, kaip ir, ar ne? Manau, kad tai. O kaip manai, kokį klaidingą įsivaizdavimą dažnai turi žmonės apie tos daugiabučių kiemus? Tai čia tas pats yra, kaip ir minėjau, iš seno likę, kad kas yra daugiabučių kiemas. Tai yra aikštelė didžiulė, ne? Jeigu iš vis jinai tokia yra. O jeigu nėra, tai jo ten, kas buvo žaidimo aikštelė, pavirsta automobilių stovėjimo aikštelė. Namas be abejo, kuriame visi turim butus. Ir tada kažkiek tai dar žalios zonos galbūt lieka. Tai ne, pas mus yra visiškai priešingai. Yra visas dėliojamas kvartalas, visada turi būti viskas ir namas, ir kiemas, ir parkingas. Turi nei kiek, nei vienas, ne aukštesnį lygį, visi yra vienodi ir turi neišsiskirti kažkuris daugiau. Netgi gal labiau, kaip ir minėjau, aplinka pati, aplink kvartalą ar apie namus kūrė tą tokį gamtos jausmą ir artumą gamtai, kas yra vėlgi Bonavos ženklas, greičiausiai. O jeigu galėtum sukurti tokį vieną tobulą kiemo elementą ir turėti jį kiekviename gyvenamųjų daugiabučių kieme, kas tai galėtų būti? Labai sunku būtų jo toksai, kad... Tik vieną. Tik vienas, jo, jisai toks turi būti funkcionalus, gal sakyčiau, ką tai reiškia skambiai, bet tai turbūt būtų ta pati galbūt pavėsinė, kur vasarą gali būti, bet turi aplinkę irgi būti aplinka, tai turbūt medžiai ar didesni ar mažesni suoliukai, kurie vasarą, kurie šešėlį tu gali būti, bet gali būti ir viduje. Rudenį, tarkim, ar pavasarį ankstyvą vėsoką vėjas irgi uždengia nuo vėjo ir nuo lietaus, o žiemą, kaip ir jau minėjau, toksai šventiška nuotaika kuriantis elementas, kurį tiesiog papuošti reikia ir priežiūros mažai. Vėlgi gali būti apželdintas taip pat vijokliais, kas yra natūraliai tikrai smagu, atrodo, kad sėdi, gal kaip vadinkim, savo kambarį, jeigu tarkim vienas esi. Taip. O gal nori su draugais tiesiog tenai susitikti ir irgi matai išėjimą,
nežinau, ar mėgsti katinus, bet esi turbūt pastebėjęs, kad jie mėgsta sėdėti, kai Draugas tai labai mėgsta katinus. mato Aš tik tai vieną kažkokį tarpelį, o visur Taip. kitur yra uždara erdvė. Taip. Tai žmogus niekiek nesiskiria, jis tiesiog mėgsta būti savo erdvėje, saugio erdvėje. Tai vėlgi- Tas turbūt sukurta. Jo, tai vėlgi grįžtam prie to, kad nuo žmonių poreikių, nuo ten gyvenančių žmonių poreikių viskas priklauso ir nuo pačios erdvės ir kiek ta erdvė leidžia, ar ne? Tai yra Taip. A plus K variantų, ar ne? Gali. Tai labai ačiū tau, Mariau, už pokalbį ir už tokį, kaip sakyt, akių atverimą, kad viskas nėra tik tai juoda ir balta, kad yra labai daug niuansų iš tikrųjų ir galimybių projektuojant kiemus. Ir kad už kiekvieno to augaliuko ir krūmelio slypi iš tikrųjų begalės tokių kaip ir strategavimo ir projektavimo ir galvojimo to apie estetiką, funkciją ir galų gale kaip tai iš tikrųjų prisidėtų prie bendruomenės susikūrimo ir tiesiog realios gyvenimo vertės gyventojams, ar ne? Taip, tikrai teisingai sakai, jeigu matai krūmą ar taką, tai jisai ne šiaip savo yra. Jisai ne šiaip savo, apie jį buvo Taip. pagalvota. Ir ačiū Jums, kad buvote šiandien kartu su mumis Namų kodas laidoje. Tikimės, kad ši laida ir tema leido kiek kitaip pasižiūrėti į kiemą, ne tik kaip į kažkokią erdvę, kurioje yra gausu žalumos ar vaikų žaidimo aikštelė, bet kaip ir į jūsų būsto tęsinį ir tokią erdvę, kuri neša realią vertę jūsų gyvenimo kokybei tame projekte. Jeigu turite klausimų ar temų, kurias norėtumėte išgirsti, kaip visada kviečiame jas palikti komentaruose ir būtinai į jas atsižvelgsime ateities laidose. Taip pat nepamirškite sekti mūsų socialiniuose tinkluose, kad nepraleistumėte naujų epizodų ir būtinai pasidalinkite šią laidą su tais, kam ši tema galėtų būti aktuali. Ačiū Jums ir iki kitų kartų.